Sveiki, draugai! Mes turim tikslą aplankyti 30 vandenlenčių parkų per 10 dienų. Kelionės tikslas paprastas – aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir smagiai praleisti laiką. Jau aplankėm 2 vandenlenčių parkus, pastarasis buvo Splash vandenlenčių parkas. Dabar leisimės aplankyti 3 ir man atrodo, kad mes smarkiai vėluojam, dėl to reikia skubėti. Dažniausiai, ko gero vairuosiu. Kaip jautiesi filmuojant? Galėčiau pasakyti, kad daug daugiau įtampos negu nefilmuoja. Nes kai nefilmuoja, o tiesiog važiuoji į parką ir plauki, tai truputėlį labiau atsipalaiduoji. Na, čia reikia daugiau pagalvoti. Tai įtampas prideda. Įtampas prideda ir tas, kad mes skubam per 3 parkus per dieną, tai vienai par kitaip mes turim sekti laiką, negali į parką nuvažiuoti ir tiesiog chillint. Bet iš esmės pats filmavimas, tai ar būtų įmanoma iš viso kaip nors sėkmingai šitą projektą gyventi, jeigu tu nepadėtum filmuoti. O dabar man atrodo jau laikas pranešti apie 3 Wake parką, kur mes važiuojam. Tai yra Wake in Vilnius. Kaip būtų keista, mes važiuosim visus 3 vandenlenčių parkus Vilniuje per vieną dieną. Tai šiandien važiuojam į vienintelę 2.0 sistemą Vilniuje. Tai yra Wake in vandenlenčių parką. Mano žiniomis, tai yra vienintelis parkas Lietuvoje turintis 3 2.0 sistemas. Nes kiek teko ieškoti parkų, niekur nemačiau, kad kažkur būtų buvę 3 sistemos. Tai viena, aišku, iš jų yra be figūro, tai yra skirta naujokam, kas yra visada sveikintina, nes naujokus, aš kaip pats parke dirbęs, naujokai tikrai bijo figūrų, nors ir tu jiems sakai, kad chill, tu praplauksi per centrą, bet figūros gąsdina naujokus. Galiu patvirtinti, kad tikrai gąsdina. Tai taip, tai jie turi 2 sistemas su figūrom, 1 sistema be figūrų, kubilas, batutai, vandens čiuožykla krante dabar jau net yra. Ir žinoma kavinė. Tai veiklų tenais netrūksta ir aš manau, kad Wake parką tikrai išmėginsim. Manau, jau pats metas bus ir kavinę išmėgins, nes reikia papietauti. Ir su jumis susitiksim jau, kada būsim ten. Pasidžiaugim, kad išlindo saulė ir kada atėjo metas plaukt, vėl apsiniaukt. Tai labai tikiuosi, gal dar per 5 minutės išlys saulė.
Ja. Taigi, veikiant vandenlenčių parkas. Šiandien plaukiam antroji sistemai ir trečia plaukiam. Antroji turim kikerį, bangą ir boksą. Trečia yra tuščia skirta naujokams. Na, o pirma sistema šiandien dėja, bet neveikia dėl techninių kliūčių. Bet parkas ir taip toliau. Beveik, kur plaukiai? Per anksti pasileidau. Bet užtat koks šaltas vanduo. Kaip sekėsi? Gerai prasiplaukiau. O, dabar nusiprausiu. Ką man mokytis? Ką man mokytis? Eini? Oi ne. Taigi dabar esam trečioje sistemoje. Šitą sistemą neturi figūrų ir yra puikiai tinkanti pradedantiesiems ir jeigu nori kažką išmokti. Pagalvojau, kad reikia pasimokyti flat ground, triukas iš šolio. Tai pasižiūrėsim, kaip seksis. Nu, kaip trečias parkas. Pavargai jau? Ne, man atrodo, kad kaip tik paplaukimą atsigavau. O ta? Mane biškai ta tuščia sistema išvargino. O man kaip tik jinai tokia atrodė lengva. Taip, tikrai smagiai plaukėsi. Tai, man reikės daugiau parkų turi tuščių sistemų, tai reikės išbandyti daugiau.
trečias parkas, pirma diena Dan. Ką galim pasakyti apie Vaikiną? Nu, 2.0 sistema man visada patinka. Ja, 2.0 sistema visada faina. Ir dušai. Man labai patinka, kad Veik parkai turi šiltus dušus. Po plaukimo gali nusiplaukti. Amazing. Nusiplaukti, beveik. Nusiprausti. Jau jėgų jau mažiau kaip tau jėgos. Ką žinau, man atrodo, kad kaip tik po plaukimo truputėlį padaugėjo jėgų. Šiandien aš ko gero pirmą kartą plaukiam sistemai be figūrų. Kokia tavo nuomonė apie sistemą be figūrų? Man visai patiko. Nu, man 2.0 visada patinka, tai net ir be figūrų vis tiek irgi labai smagiai prasiplaukiam. Jo, kad šitoj sistemoje yra faina, nes sistema pati yra žema, virvė trumpa ir to pasiekoje posūkį labai padaryti yra mažas diametras. Tai naujokam labai faina, nes naujokai gali per daug neįdėdami pastangų išmokti posūkį. Gerai, aš jau pavargau, reikia atsigauti, reikia pailsėti, tai važiuojam į negaliu sakyti miestui, kurį važiuojam, nes paaiškės rytojaus parkas. Tai mes važiuojam ieškoti savo namų šiai nakčiai ir susitiksim su jumis rytoj. Iki.